Sveiki gerbiami kanalo žiūrėtojai prenumeratoriai. Mes esame Marijampolės mieste, pačiam centre turguje. Pamatysite, kaip atrodo mūsų Marijampolės miesto centro turgus. Jis atrodo dabar tikrai tragiškai. Šitas pastatas, sako, yra paveldas. Bet jį reikia būtinai remontuoti. Štai auga medžiai. Medžiai ant stogų, visas triušės aptriušės. Sienos išbyrėja. Čia reikia būtinai remonto. Labai jau negražiai atrodo. Štai šitie prekybos paviljonai atgyvenę, jau puvę supuvę. O gėlių matote jūrą. Gėlių labai gražu. Pasipuošę žmonės šventėm. Pasiruošę, bet va, žiūrėkit, auga medžiai ant stogų. Kokie šaligatviai, kokios prieigos, ar tai čia miesto centras. Čia baisiau negu nežinau su kuo palyginti. Su kokiom šalim ir su kokiu laikmečiu. Tai yra kažkas tragiško. Čia vadinasi turgavietė. Čia miesto gėda. Čia miesto gėda ir pavojinga vaikščioti, jokių perspėjimų ženklų, jokių užtvarų, kad pavojinga, gali griūti, sugriūti. Kaip čia galima vaikščioti ir kaip prekiauti žmonėm. Štai imkit pavyzdį, iš Kauno miesto atnaujino, padarė gražius prekybos paviljonus. O tiesiog balos upeliai. Tragedija. Čia yra tragedija. Ir čia galima prekiauti. Čia kiek atsimenu, mažas būdamas padėjau seseriai prekiauti su ramunėlėm. Vaikai tuomet buvo laikai, kad užsidirbdavo patys, kažką tai prekiaudavo žibuoklėm, kaip nedrausdavo dar žibuoklių skinti ir ramunėlėm, visokiam vaistažolėm vaikai prisidurdavo. Tai va, man buvo tada kokie 7 metai. Tai prašau, prieš 50 metų ir čia nieks nedaryta. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo. Čia yra tragedija, ne turgus. Tai rūšis gera, bet jie bus maži. Nemaži, du jėksai. Nu žinokit, daug tempėsi, pažiūrėti. Kaip galima tokiomis sąlygomis prekiauti ir čia nesaugu visur vaikščioti po tokį turgų. Ir žmonės moka, prekybininkai, mokestį už savo prekybos vietas. Nesvarbu, ar čia yra savininkas, nesavininkas, bet jeigu yra savininkas, tai turi savivaldybė prigriebti savininką, kad remontuotų dėl saugumo.
Žmonės už dyką čia neprekiauja, moka mokesčius. O koks yra turgus apgailėtinas. Gaila, vidus nedirba, dirba trečiadieniais ir šeštadieniais. Reiks atvykti pafilmuoti vidų, kaip atrodo. Čia lyg tai va šitas šonas dar parenovuotas. O šitas pagrindinis pastatas nieko ne. Tai va, Marijampolės centras. Kaip galima eiti į tokį turgų apsipirkti. Būtų normalus padorus turgus. Ir žmonės eitų daugiau. Net pasižiūrėkite internete Rusijos pačio Kaliningrado, kaip turgus sutvarkytas, kaip infrastruktūros arba kaip minėjau Kauno, kaip Kaunas susitvarkė prie traukinių stoties turgelį. O čia yra tragedija. Koks čia turgus. Kažkoks šiukšlynas, šabaškynas. Tvorą, aišku, užtvėrė nuo pagrindinės gatvės, kad nesimatytų, lyg tai viskas atrodo tvarkinga, ar ne? O viduj kas darosi? O viduj tragedija. Čia dar praeisiu iš šono. Čia va, kaip minėjau, šitas šonas, čia gal patys susiremontavo gėlių šie prekeiviai, bet va tas pagrindinis pastatas tai yra baisus. Kultūros paveldas. Jis turi gal kažkokią architektūrinę vertę, bet tai turi remontuoti, renovuoti. Apžėlę medžiai. Ant stogo. Tai va, mielieji, tokis mūsų Marijampolės centrinis turgus. O gėlių puokščių labai gražu.